Sveiki, brangiai. Tai šiandien apie dirbtinį intelektą. Daug dalykų apie jį žinau, daug domiuosi, bet ne tiek daug naudoju, kaip kitą kartą vieni ar kiti įsivaizduoja. Šiai dienai mano veikloje tai dirbtinį intelektą praktiškai kiekvieną dieną naudoju. Naudoju keletą skirtingų įrankių ir keletą skirtingų dalykų testuoju. Vieno, ko tikrai nesuspėju, tai prisėsti prie dirbtinio intelekto asistentų kūrimo, kas tikrai yra labai geras dalykas, bet prie to neprieinu. Tačiau nemažai dabar laiko skiriu kurti WordPress'o ir dirbtinio intelekto sąsajoms. Tai va čia yra dalykas, kas man yra šiai dienai aktualus. Ir vienas iš tų produktų, ties kurio dabar daugiausia dirbu palengva, tai yra Omnisendo ir WordPress'o automatizacija.